metų mūsų limuzinas vežioja panas į klubą. Buvo galima užsiregistruoti klube, ne klube, o telefonu, kad atvežtų kompaniją merginų į klubą ir dabar iki 1:30 mūsų limuzinas vežios tas merginas. Aš kaip suprantu, face control limuzinė nėra. Šiandieną daug įvairių pamatysime Ašgi sakiau, moterų. kad yra vienintelė šiandien. Ne, nu nereikia garsiai to sakyti. Gauna gėlę. Ir kas dar bus? Bus dar Jurijus Jeklenko su savo grupe, elektriniais būgnais. Iš Ukrainos, ne atlikėjas? Atlikėjas iš Ukrainos, Jo. dainos James Blunto daina. You're beautiful. You're beautiful. Ir netgi Justin Timberlake leido. O Bieberio dainos ar ne? Bieberio nedainos, po to dar bus, kas dar bus toks šou teatras, šou kabaretas. Jau žinok, man nusibodo klausyti. Palauk, kuris Moteris, karočią sveikins, moteris Lady Gaga, Butkutė ir ten visokie kitokie atlikėjai. Kas dar bus, kas ten mes dar rašom? Kirkorovas? Jo, bet dar kažką nelau. Elvis Presley dar kažkutė buvo. Jo. Daugiau nieko programoje pas mus nebuvo. Ne, tai bus dar kažkas savanoris dar šiaip. O aš norėjau paklausti dėl to limuzino, ta prasme. Tai bus, žodžiu, linksmas vakarėlis, daug panų, nes nemokamas Šneka labai įėjimas linksmai. merginų. Ne, tai vargu jau daug. Ne, aš pasakysiu taip. Nu, tai Pirmiausiai ką pradėkime nuo norėtum? to. O tarkim, jūs veždavot merginas vežate, ne? Tai Dabar va, vežam jūs pradėjote. merginas. O jeigu šaikoje yra 10 merginų ir vienas vaikinas, tai skirtis tai tikrai taksas. Ne, jis tiesiog persirengė merginą ir važiuoja. Bet ne, aš noriu pasakyti, kad viskas gerai, programa yra gera, bet aš įsivaizduoju, reikėtų kažkaip tempą. Aš įsivaizduoju. Šitas jau Atsiprašau, nesikeikit už kadrą, prašau. Aš noriu pasakyti, iš Irano svečių yra. Nekvieskit jo į kadrą, tik tegul nesikeikia. Aš noriu pasakyti tokį dalyką dabar. Aš noriu pasakyti, tau uždarykit duris išvistų. Ir... Ko jis nori? Aš noriu tai pasakyti dabar. Dar kartą sugrįžti prie pagrindinės temos. Broliai, matai, čia dar ne viskas. yra ir geresnių. Aš noriu grįžti prie tos... Galima, aišku, padiskutuoti ir apie Rūdį. Dabar aš noriu apie savo šnekėti. Jūs mane apie tos brolius ir apie Rūdį. Rūdis iš vis Lietuvoje yra pavadinimas tokios korozijos. Tai va, aš noriu pradėti apie tai, kas bus šį vakarą. Ir aš manau, kad moterim ypatingai yra svarbu, ne šiaip, kad... Jau papasakai. Palauk. Nu, žinot, bus... Krita kažkaip. Jisai šokinėja tiesiog. Ir aš noriu pasakyti, kad negalima kalbėti taip, kad nu, šiandieną bus linksmas vakarėlis, ką mes čia turėsim programai. Nu, Jeklenko, kuris dainos Jameso Blunto lopšinė. Taip pat bus Butkutė su Lady Gagos kostiumu ir Shakiros veidu. Na, aš noriu pasakyti, reikia kažkokios energijos! Mielos damos. Tik šį vakarą. Daktar Who klube. Šokėjas. Martynas. Ne, čia aš turiu normaliai sakyti. Šokėjas Martynas! Su dviem moterim. Taip pat Jūračka ir net Smoriginas, kuris atliks super dainas, romantiškiausias ir šauniausias, geidžiamiausias moterų, tarptautinės moters dainas. Taip pat šį vakarą pas mus kokteilių ruošimo pamokos. Ir žinoma, nepakartojamas šou, kuriame Lady Gaga, Džordža, Filipas ir daug kitų. O svarbiausia, jūs visi. Visos moterys šį vakarą įeina mokamai. Nemokamai. Čia yra bairis, nemokamai. Ir svarbiausia tai, kad išėjo tas barmenas, kuris trukdė visą transliacijos reitingą. Telefoną jau. 86282
0090. Tai va, 2 tulikas, 9,5 tuliko. Nu taip, maždaug. Ir gaila, kad nėra iš tikrųjų tų žmonių, bet man žmonės jau praneša, kad jie nori žiūrėti ir taip toliau, tik jie dar kol kas negrįžta. Kai kurie bando pasijungti, neišeina. Matai, čia ne per teliką paėmė įsijungti ir žiūri. Nesvarbu. Supranti, sunku yra žmonėms su internetu šiais laikais. Supranti, va tas ir yra, tas yra klausimas. Turime dar vieną žiūrovą, prekas žiūri. Nu, kad jisai žiūri, tai žinai. Prekai linkėjimai tau ir tu man padėko, kad aš tas neparodžiau. Tu pats geriausias. Mašyvas barmenas, norėčiau su tas irgi mošas nas progą, daug merginų šiandien bus įmanoma šiaip pat supažinti vaikinas mergina ir taip, nu, ne vienai nakčiai, taip pat rimtiems santykiams. Įmanoma toks dalykas? Kur? Su barmenu ar apskritai? Ar su barmenu, ar su vaikinu? Ir su barmenu, ir apskritai su vaikinu. Servitėlis, matai? Viską įmanoma ir Savo dviem naktim. Neturi Įmanoma ir servitėlės? dviem naktim. O tai Kaip vieną naktį ir kitą naktį. O servitėlis nėra? penktadienį, šeštadienį, 2000. Kam tu antrą naktis tai yra? Nu jeigu neužteko per vieną kartą. Apsispręskim taip, kad jeigu susipažinai su moterim 11:30, o 1 valandą tu dar su ją, tai jau 2 naktį. Nu, nes ta prasme, yra sunku šiais laikais, ypatingai, nu, Klaipėdoj galbūt yra kažkiek sunkiau, nes, nu, kitur kažkaip lengviau. Antro Klaipėda lengviausiai. Ne, jūs suprantate, jūs kitaip žiūrit. Jūs, kai jau išgerėt savo Chuck Norrisų, jums lengviausia. Man Vilniui lengviausia, pavyzdžiui. Ne. Ne. Vilniui, blei, Aš ne apie Vilnių kalbėjau. Bergas eina į klubus su megztiniais, be. Seni, tai kokiam tu klube buvai Vilniui? Nu? Nes va ten irgi tokį pokalbį, nes vėl turėjau prie merginos, tam padėjau kalbį, nu šiaip, žinai, pakalbį merginą. Skaitai ne apie klubą šneka. Sako, Na, o dabar, gerbimi žiūrovai, kol tęsiasi šitą diskusiją, mes persikelkim į mūsų kilnojamąją studiją, į limuziną. Tai turbūt būdai buvai, ne? Klaipėdoj toks atvejis. Ne, manęs į būdą neįleido. Manęs į absento pensį, tai būdas neįleido. Nu, jeigu tu dar čia Net į jau būdą šnekėsi Į tavęs. būdą mane neįleido. Į būdą jo neįleidžia, šuns būdą. Visus įleidži. Nu tai visus įleido manęs, ne. Tai tu netgi tas blogiau už tos, kur ten yra. O tau neprimena nieko va taip, jeigu piršino? Iš to filmo, nu, Adams šeiminėlė. Šitas prieš šitą, Nu. pačią baisiausią, tokia ranka. Ne, Jeigu žmona stipriai. aš norėjau pasakyti, kad galbūt neverta diskutuoti, ką įleidžia, ko neįleidžia. Esmė tame, kad Dr. Who ne visi O patenka. kaip tu, vat, pavyzdžiui, vat, nu, tu toks vis tiek mėgstantis krepšinį žmogus esi gyvenime. O kaip tu, vat, čia, vat tas vat įvykis su broliais, kuriems davė čia pilietybę nesenai ir jų poelgis. Kaip tu, vat, pats manai, darysite? Yeah, I'm watching the translation in my, yeah. Atsakinėk į klausimą. Yeah, I understand the question. And you know, I think that this situation for Lithuanian people is not giving the fraud. Padaugėjo žmonių, nesuprantu, bet kodėl. And Bet jis ilgai nešnekėjo, tai buvo. Bet to mažės. Atsakyk į klausimą man. aš iš tikrųjų Kokias apskritai užduotis? krepšinių nesidomiu. Man nėra tiek įdomus jisai, tiesiog tą situaciją aš girdėjau. Aš gyvau taip, atvirai pasakius, čia yra tiesiog savireklama. Kieno? Broliai Lietuvos? norėjo savo padaryti reklamą. Lietuvos reklamą. Savo reklamą. Ir klausimas, ta prasme, yra toks, kad kokio lygio norėtų savo reklamą pasidaryti. Kam reikėjo to? Reklamas daro, kai 2.8 tipų. Ne, aš turiu ne kam reikėjo. Kam reikėjo? Ir aš dar, bet labiausiai man kyla klausimas vienas. Ir man labiausiai kyla klausimas vienas. Taigi Rūdis atvažiavo su apsauginiu. Tai galbūt jau buvo apsauginis papirktas. Kodėl jis nesureagavo? Kodėl jis nepakišo savo nosies ar galvos, kai brolis norėjo trenkti? Aš manau, kad reikia iškoti giliau šaknų. Galbūt Rūdis pats sumokėjo broliams, kad jie trenktų. Jūs kalbėkite apie tuos brolius, atrodo, kad apie Lavrinovičių. Ne! Davė į galvą. O tai kaip čia krepšininkas važiuoja su savo apsauginiu? Ne, čia iškart jam paėmė apsauginį, nes žinojo, kad kažkas bus. Jo. Čia iš praeitų rungtynių. Jo, iš praeitų rungtynių. Ne, jam paėmė specialiai. Ne, o ko išvengėt? Čia įslenda Maciejų. Nu, ne, esmė yra tame, kad, kaip pasakyti, bet kokiu atveju trenkė vienas.
Dabar vat kaip teisiškai įrodyt kuris? Nu, jiegi dviniai. Tatuiruotės? Nu ir ką? Tatuiruotės galėtų Nu ir, o ką, jie buvo nusirengę? Aš spėjau, kad jo. Jie buvo su tais pačiais Žalgirio marškinėliais, kiem 2 Ir numeris. šiandien geria toliau. Va, ir jie išėjo ir sako, Barbara Streisand. Nu, ir žinai, Саня, Александр Родионович Бородач, ребят, свой. Nu, tai suprantate, jie, aš dar kartą pakomentuoju, tai yra tokia situacija paprasta, aš manau, reikėtų tiesiog pasikviesti Rūdį ir brolius čia pas mūsų svečius ir pravesti laidą Okną. Aišku, būtų muštinis. Va, bet mums yra įdomu, mums reikia, va, aš sugalvojau formatą. Mums reikia būtinai čia pakviesti tuos žmonės, apie kuriuos mes šnekam ir kurie ateina ir tyli. Galim vieną krepšininką pakviesti, jeigu nori. AMD. Jo yra sutrumpinimas. Už sienos žiūri kontą. Ai, šitas, ne, aš galvoju. Aš apie tą, kuris... MP. Aš apie kepurę tą, kuris... Nu, jeigu jis krepšininkas. Va, ir esmė yra tame, kad baigim apie krepšinį, pakalbėkim apie moteris ir aš noriu, kad dabar visi kartu moterims dainuotų dainą O gražuolė. Bet kas to dainavimo? Neįsipilsis pažiūrėjęs. Nu, bet O gražuolė moterim. Ai, aš galiu paskaityti žinutę, šiandien sukūriau moterims. Pats? Davai Jo. nereikia. Tylos. Gali neskaityti. 862. 8 žmonės atsijungia iš karto. Ar kovo 8 atsijungia šventą? Su kovo 8-ąja nepakartojama pavasario diena. Jei būtų viskas mano valioj, tai sveikinčiau kiekvieną moterį aš visada. Ir nekalbėčiau, o dainuočiau. Nevaikščiočiau, o šokčiau. Ne šiaip žiūrėčiau, o grožėčiau. O jei dar kartą pagalvojus, juk taip beveik kasdien yra. Nes moteris geriausio juk verta. Prapuolė transliacija. Su meilė, pagarba ir šypsena vedėjų sveikinu šiandieną su puikia švente. Čia tau parašė SMS kažkas. Aš parašiau pats. Šitą pats sukūriau. Autorinės teisės. Moterims kelioms. Kiek iš viso SMS išsiuntė? Mamai, tėtei. Aš ne vieną. Aš nupirkau šiandien. 62. Aš išleidau ant gėlių Dvi labai gėlės. daug. Tik tai. Žmonai ir vaikas. Žmonai. Ir vaikas. Dvi gėlės. Žmonai ir žmonai. Nenešu niekam į ofisą, nei vienai moteriai. Aš irgi kolegė Ne, padėsiu. sveikinu, Vasario ne, 23 niekas... Jo, tu tarnavai? A? Tu O tarnavai? tai netarnavai. O žinai, kaip tu sakė, tarnavai? Fysikas tarnavo Sovietų armijai. Они все... Jau moterys. Nu čia be reikalo tu tai. Ir dar Vytas atnešė piragėlių. Nu, lygas. Pakrovėja. Žmogui pakrovėja reikia. Paštek, tu tai, blėt, teisina. Ne, nu viskas girdisi. Blėt, geriausia. Mikrofoną pridarykit biškai. Ne duris, o mikrofoną. Pakrovėja, galite duoti žmogui? Nėra. Kaip tai nėra? Neturiu. Neturiu, suraskit. Gerai, kokį reikia telefono pakrovėjo? Davai sugalvojam kažkokią intrigą. Pakalbam apie kažkokį bairį, dar ką nors. Ar anekdotus? Bye. Davai anekdotus papasakom kokį. Bet įsivaizduoji, kas skandalas, kaip tai įsivaizduoji. Ką? Įsivaizduoji. Apie ką? Jeigu selas dabar čia užėjai. Jei kas kiltų, jeigu mes į čia pasimtume. A, jį? Ta, kuris sakė, duok pakrovėją? Jo. A, nu ją matai dabar batarkę pasėdus, nieko nebūtų. Ir jis įsiveržia. Reikia paleisti muziką. Kad ir jį tada turi... Yra muzika. Ne, palauk. Neskubėk, čia, kur jūs pergėlat? Čia tik Yra ant... dar- Šitą tik ant bairį. Ant primena kieme, kai ateidavo tokie gatvės chuliganai, Aš kurie tik kokteilio telefoną matysiu. leisdavo muziką ir jie jausdavo Aš čia. šiandien jau išėjau. Gatvės chuliganai. A, yra dar Red Bullio? Ar galima Red Bullio dar? Man tai pirmą kartą iš viso. Nubėk į barą, atneš. Ne, tai galima mašiną. Moterims, kad jos atšvestų. Pasakyk, Irmantai, kad ten pakrovėjas stovi lentynoje, kad turi atbulio paimti. Ne, davai darom tokį dalyką. Sakom komplimentą moterims, ant ko užstriksim, tas nusirengė nuo daikto. Ir čia norėtum, kad aš Man tinka. čia. Davai, važiuojam, tu pradėk. Ką daryt? Pirmas komplimentas, ką daryt? Nu, aš nusirengiau toliau. Moterim komplimentas, sakyk. Kuriai? Bet kuriai visom. Savo moterį. Šalnuolė. Dobrai dėkui. Nu, Ne tikrai žiūri. sakyk.
Gražuoliai. Toliau. Mano moteris yra pati mieliausia, aš manau. Pati šilčiausia. Kažkoks tavo žaidimas, tai kaip... Ne, jūs turite sakyti po vieną žodį. Tarkim, seksualiausia. Toliau. Baisiausia. Šitas žmogus jau be triusikų sėdi. Gerai, kad jūs jo Aš nematot. laiką savo draugijai sakau, dabar. Ne tavo eilė dabar. Nesvarbu, bet aš noriu pasakyti, aš šiandien visą laiką didžiųjų, mažųjų, mėlynųjų banginių. Tai jinai niekada negirdi to didžiųjų. Jo, jinai tik savo peleką judina. Aš noriu dabar darom akciją. Visi tyli ir gali šnekėti tik tas, pas ką čiupačiupsas. Reiškia, jeigu nori šnekėti, pakeli ranką, aš perduodu čiupačiupsą, tu šneki. Dabar kol kas aš šneku. Va, vienas. Negali šnekėti, pakelk ranką, aš paduodu čiupačiupsą, tada šneki. Taip reikia, tada viskas bus aišku. Čiupsa tavo... Nu, tai vėl negali šnekėti. Aš supratau, dėl ko čiupačiupsas. Dabar dėmesio. Aš taip... Kas čia yra vidučiai? Nu, negali šnekėti. Ranką kelk. Palauk. Ranką keli. Tu ranką keli. Žiūrėk, aš paduodu tau šitą čiupačiupsą. Tu tad... Nu, blėt. Tu tada pradedi šnekėti. Jeigu kas nori šnekėti, pakelia ranką, tu perduodi. Ir tu, kai šneki, turi žiūrėti, kas pirmas pakels ranką. Tam turi... Nu... Kelk ranką, jeigu nori šnekėti. Nu... Tai ką? Tai kelkit ranką. Tu negali šnekėti. Tai kas čia... O. Aš laimėjau. Va. Dabar, jeigu kas... Žiūrėk, darom normaliai. Kas prašneka, blėt, darom 5 spaudimus. Aš tik 3. Daryk. Tu prašnekėjai. Aš galiu tu šnekėti. Pas mane čia pačiupsa. Nu, dabar. Vėl tu žinai. Nu, O, įspėk. laba, žiūrėkit, kas... Wow, tylėk. Wow. Irmantas turi daryti atsisaudimus, palenk kamerą, kad matytų gildę, kad jisai Aš vis dėlto negaliu tikrai daryt. sportuoja. Čia ne Irmantas, čia slaptas. Nu. Irmantas penktadienį Ir vėl. pirmuose sėdi. Ir vėl. Tu nesąmonės darai. Čia yra žaidimas. Nieks negali šnekėti, tik tas paskas šitas sušiktukas. Nu tai ką man šnekėti? Galėjai paprašyti, kad ir jie greta. Iš tikrųjų, ne. Yra. Tai ką dabar veik? O ką pasakyti? O yra šiaip šitą. Aš noriu pasakyti, kad nebūtina va tai šnekėti, tą čiupačiupsą, kai jūs visi jį kalbat. Jį laikyti tiesiog reikia. Čia ne mikrofonas, Gebra. Čia ne mikrofonas. Išpratėję. Ir aš dar kartą pakartosiu. Tai reiškia, kad tu gali bet ką pasakyti, tu bet ką pasakai viskas, žopa tavo. Supranti? Ir nešnekėk dabar. Tai nahu jį laikyti. Jį laikyti reikia tam, kad tiesiog būtų aišku šį vakarą, kas šneka. Nes jūs galėtume pasiūlyti kitą, tarkim, dalyką ir tada būtų kita akcija. Iš tikrųjų prikolai, bet liko 10 minučių ir mes gal galim dar kartą priminti, kas šį vakarą bus daug traukų. O kodėl tu nei čiupačiupsas išnekėjai? Nes nahu šitas daiktas šnekėti, taip sakė. Iš tikrųjų, aš labai stebiuosi, nes tu pirmą kartą nusikeikiai per visas transliacijas, bet nieko tokio. Tai yra gerai, tai reiškia, žmonės jau atsipalaiduoja. O kiek mūsų stebi šiuo metu, man yra įdomu. Nepamirštų, negali šnekėti. Tada panaikinam čiupačiupsų akciją, ir jinai žlugdo visą Du žmonės stebi, tai yra pregas kitam kambarį. Ir mano žmona Vytas. Nu, supranti, aš taip pasakysiu, iš tikrųjų, nu, vat, kas gali būti įdomaus? Mes turim kitus žmonės kviesti, kitus žmonės. Tarkim, aš tai galiu lygt, bet kitus žmonės. Davai bet ką, pakviečiam iš apačios. Ne, tai mūsų slaptieji svečiai dabar kiti neslaptieji, ne tokie slaptieji, jie ruošiasi, manau, koncertui.
Rytoj bus pas mus vyrus Džiai ir Agnė. Eglė. Vairus, ne virus. Žvagulis turi atvažiuoti. Vairus Džiai, Žvagulis ir Eglė. Rytoj pas mus svečiuose. Žvagulis jaunesnysis? Jis dar nežino, bet pakviesim. Man servetėlį atneškit, man nuodit pilnas parglių. Alio, alio. Va, tu jau išmokai, ko šneki? Kieno čia pirštinė? Ne, iš tikrųjų, matai, aš noriu taip pasakyti, kad davai visgi dabar ką nors padarom, paskambinam kam nors. Davai, paskambink, kam? Nu, kam paskambinam? Tiesioginė transliacija, ne? Tam, kai žiūri, mūsų tiesioginė transliacija. Kaip čia nieks net SMS-o neparašė. Nes negirdėjo, gal. Aš skambinu draugui, tai sužinosim, ką jis veikia. Sužinosim, ką jis veikia. O! Alio? Alio? Sveikas! Atsiprašau, apsirikau numeriu. Tikrai žinau, kam galima paskambinti. Laiku padėjau ragelį. Ką čia? Nu, Bet dabar žinau, skambinti pas mane, kad sekarto nėra ant išmanė. Kam dabar skambinti? Iš dalo. aš manau, kad... Davai mendybų paskambinti. Bet jūs... Gaunu SMS, bet pas mane visi SMS yra iš kolegų sportininkų ir sako, visi maždaug tas pats. Tiesioginis streamas kaip visi geria, šaunu ir pakliūnas veidelis. Blogai. Nespratau... Prasme, kas čia? Plak, viskas. Aš šiandien Pala, davai mendybų paskambinti. Ne, aš neturiu ir man neįdomu. Aš kitur. Tylė, skambinu jo žmonai. Nekeliu šitą. Ne, nu kad tu. Iš savęs skambinu. Aš esu paskambinsiu jūsų telefoną. Aš nežinau, kaip garsiai. Gal rimtai priskambinėjam visiems, tai įdomiau. Kodėl jį jungi? Imagino, kaip. Bet čia nebesekė. Kur? Добрый вечер! Sveikas, Mindypai. Алло, Sveikas! Добрый вечер! алло, добрый. Ką tu? Ну, а терминус, это ты терминус? Да, Когда да. терминус идет? Не понял, еще раз, Миндогас. Мы звоним с клуба «Квартал 55» с Риги. Откуда ты звонишь? Откуда ты звонишь? «Квартал 55» клуб. Хотим поговорить насчет вашего выступления. Да, ну хорошо, говорите. Где Томас терминус? Ну, я не знаю где, просто Томас сказал, что можно вам позвонить договориться. «Квартал 55» у нас клуб. Квартал 55. Да, это Догпилс. У меня квартал 77. Это Догпилс. А? Догпилс, Латвия. А, Дупель из Латвии. А, понял. Ну, он сказал, что можно с вами говорить. Какая цена у вас? Ой, цену нету у меня, вообще нету цену. Вы бесплатно или неоценимый? Цена будет только после летом. Сейчас нету ни одного, вообще дату нету, чтобы для играть. Ну, у нас во вторник там, у нас тусовка. Ну, У нас гей-клуб, у нас нормальные вечеринки. ну хорошо, нету времени сейчас разговаривать, я занят. А когда можно позвонить? А вы где сейчас? Может, подъедем, поговорим напрямую? Алло. 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 Положил трубку. Давай ką nors kam. Daug pils. Tai čia ar daug pils, ar daug pils. Алло. Viktorui linkėjimą nuo Jono Paulo. Что?
Aš ne Viktoras. Nu, alio, klausau jūsų. Ir tau linkėjimai, Johnny. Nu ką darau, krabą varau. Sėdžiu nesąmonės darau, nu. Bet tu niekada neskambinė tavo ekraną. Tuoj ateis Jurijus kas? Veklenko dar pakalbėsiu. Pažįstu. Nu ir kas, bet nieko, aš ten nedėsinsiu niekam. Taip, klausau. Founderio. Aha, tuoj aš. Dėl ko? Kaklaraištį, Emporio Armani. Italija. Nu. Jau reiks eit. Ne, dar palaukim, ateis Jurijus Veklenko, Nu. reikės čia pakalbėti. 4 minutės jo pokalbį. Nu, tai biškai užtęsim čia, vis tiek, čia mes populiari laida mes. Dabar žiūrėjau, 2006. Galim Kaip žiūrėti, vardas? Galim daryti, ką Mes norim. vis tiek daug už eterį mokam. Turi Nu telefoną? tai dar sužinok kaip vardą, nors sužinok numerį. Ateik į viršų. O bet tai dabar su reklamom tam kaip... Čia lyg ištimus kažkaip mertilinginių, ne? Sergimas Lavoja pasaulio čempionas bus šiandien Dr. Duosim malkų. Aš mastargiau maždaug ir... Tai perspėk. Kiek yra Amerikai valandų jūsų galim paskambinti? Yra plius... Kokiam? Tai žiūrint kur? Kokiam? Žuojas skambinam jūsų. New York'e, O, tai įmonė moka, tipo, už sąskaitą, davai skambinę. Давай skambinam, o galim jam, davai iš Aš kažkokio, Kuboj buvau, paskambinau draugį į minutę, nusiemu sąskaitą minutę, 25 litrai. o galima iš kažkokio, O, tai atėjau, sąskaitą susimokėjau ramusiečių. galima iš kažkokio numerio kito skambinti. Aš iš mano skambinu. Nesąmonė, jis kad žinos. Tai gerai, paklausiu, kaip sekasi. Nu, tai duokit čia arčiau ragelį. Tai jam labai brangu atslėpt bus. Ai, nu jo. O ko jis? Justin Bieber? Ką jis negali sumokėti? Va, rasiu kokį nors telefoną, kur... Emporio Armani, eik tu savo, net aš tokių neįkau. Bet Čia atrodo kaip dovana. aš gumanas, realiai. Atrodo gerai, tu nesupranti nieko, ar man stiliui. Na, kepurė tai gerai. Žinai, tu man naudėjimas. Naunėjimas čia geriausia firma. Paskui išklijuoja ir man tokių. Tai aš noriu paklausti žmonių, ar yra ten 10 bent ar ne? Galim mano geram draugui Yra, yra. Justin Bieberas atgal skambina, pakeliam? Tai, jo, Davai. Duokit. Alio! Palauk biški, bitai. Kur čia spaust? Kurį spaust? Alio. Tu girdi mane? Kas čia palauk? To žinau, kad tu mėgi, palauk biški. Palauk, nedėk ragelio, bitai. Alio. Alio. Ar galima su jumis dėl renginio pašnekėti? Su kuo? Dėl renginio galima su jumis pašnekėti? Galima. Apšilimą padaryti reikia per vieno atlikėjo koncertą. Žinoma. Kas čia, blėt, skambina? Čia ne blėt skambina, čia skambina organizatoriai. Čia, ar čia kalbu su Justin Bieber? O su gydymo kalbu. Su kuo? Gal su gydymo kalbu? Su Egidijaus pusbroliu. Alio. Kiek pas tave valandų dabar? Pas mane kiek valandų? Kiek pas tave subinį plaukų? Pas mane yra dabar 12 valanda. Alio. 12 valanda. Tai perduok visam Dr. Who linkėjimus. Visom Dr. Who. Tau ką, tik moteris Dr. Who? Pasakyk dabar, pasakyk linkėjimą moterim praėjusios kovo 8, pas mus praėjusios, pas tave dar atėjusios. Garsiai čia mane girdė. Taip. Nu kaip garsiai, nu girdi čia 5 žmonės tave. Tiesioginis 5 žmonės ir tiesioginis eteris per Justin TV. Sakyk linkėjimą. Tai ką, sveikinu visas moteris. Tikiuosi šiandien nenusikurvinsit. Ir būsit geras, doras. Ne tokios kaip Amerikoje kekšės. Atsiprašau, bet kodėl? McDonald's dirba. A tu dirbi ten kur, McDonald's ar Hesburgerį? Eik, tu durnė, aš Wendy's dirbau, blėt, picas išvežinėjau. O išvežinėjai ant motorolerio ar ten kažkokią kitą transporto priemonę? Ne, aš išvežinėjau ir kai atvažiuoju, sakau, Justin eats in the house.
Justin Beat in the house. O jeigu tau tenka į parką atvažiuoti, atvežti picų, ką sakai?